Sveiki visi, mano vardas ir pavardė Algis Krapavičius. Ir šiandien aš jums noriu pristatyti mūsų vieną projektą. Tai jo pavadinimas yra Misija Lituanika 80 ir mūsų palydovas Litsat 1. Tai pradžioje tiesiog trumpai galbūt tai pristatysiu apskritai, kas tai ir tarkim, gal kokias temas apskritai galite rasti kitų ir po to tiesiog jau grinai apie mūsų palydovą, kas ir kaip. Tai kaip žinote, kitų jau paleido pirmąjį palydovą Litsat 1. Ir iš tiesų čia yra reali nuotrauka ir tai yra mūsų palydovas ir jis yra antras nuo viršaus. Ten tas mažas kubiukas, skriejantis kosmose. Tai iš tiesų tas paleidimas, tai galbūt atrodo irgi tas palydovas yra nedidelis, bet visgi suteikia realiai nemažai tų galimybių. Tai visų pirma, mes galim parodyti, kad mes galim kurti tokias technologijas, kad jos dabar jau veikia kosmose ir kad, tarkim, jos gali ištverti ten, parsiųsti duomenis ir tiesiog išsibandyti savo technologijas. Taip pat mes tikimės, kad tai suaktyvins verslo ir mokslo bendradarbiavimą, tai realiai bus kažkokių lėšų, iš ko galėsit kurti savo norus ir kažkokias naujas technologijas. Ir dalyvauti kosminėje pramonėje. Tai irgi, kad tiesiog galėsime žaisti su visais bendrą žaidimą ir žinoti, kad mes esam pakankamai stiprus tą daryti. Ir galų gale ta visa galbūt niša tų temų, kurios atsiveria paleidus tą palydovą ir apskritai parodžius, kad mes irgi kuriam, tai tiesiog, kad nebūtinai vienas palydovas gali būti kuriamas kitų, o iš tiesų galima dirbti prie skirtingų temų, tai jas galima suskirstyti į dvi kategorijas, tai paslaugos ir technologijos, tai šiuo metu mes be abejo dirbam prie technologijų, prie palydovo, be abejo yra ir atskiri departamentai, kurie dirba su robotika, raketom, iš tiesų tai irgi daro, nors ir taip gan keistai tas skamba kol kas. Ir ryšiai, navigacija, žemės stebėjimas, tai jau dabar mes irgi esame užmesgę tą ryšį, mes parsisiuntėm duomenis iš palydovo ir žinome, kaip ten jam viskas sekasi. Nors mes ir paleidom tą pirmą lietuvišką palydovą Litsat 1, tačiau prieš mus dar taip pat buvo įvairių pionierių, tokių kaip lietuvių. Ir vienas galbūt toks anksčiausiai pradėjęs dirbti šioje kosmoso technologijų srityje, tai Kazimieras Simonavičius, kuris apibrėžė, kaip turėtų atrodyti daugiapakopė raketa. Tai ir jie galite matyti kairieną ir po to net 4 iš tiesų žmonės, kurie ganėtinai svariai prisidėjo prie kosminių technologijų plėtojimo. Taip pat pradėjome šį projektą, kaip pasakyti, sužinojom arba žinojom ir iš seniau, kad tais metais, tai 2013 metais turėjo būti 80-osios metinės, kaip Darius ir Girėnas skrido per Atlantą. Ir tais laikais realiai tai buvo irgi ganėtinai, kaip pasakyti, svarus įrodymas, kad mes esame nepriklausomi ir galim toliau žengti į aukštųjų technologijų plėtros sritį. Ir šį projektą tiesiog skiriame paminėti ir dar kartą priminti apie pirmuosius žingsnius, kuriais norėjom įrodyti, kad Lietuva yra stipri valstybė. Tai šiek tiek plačiau apie patį palydovą. Tai mūsų palydovas priklauso nano palydovų kategorijai ir ši kategorija apskritai palydovai daugiau mažiau yra skirstomi pagal svorį. Tai mūsų palydovas yra vieno modulio, tai yra 10 cm kraštinės kubas. Ir nano palydovai gali būti iki 3 tų kubų ir sverti iki 3 kg. Mūsiškis sveria 0,9 kg ir, kaip ir minėjau, yra vieno to unit dydžio kubas, tai galite matyti čia tiek popierinę versiją, tiek realią versiją. Tūris šio palydovo yra 10 kubinių centimetrų ir 0,9 kg, ten nulio nematot. Ir čia palydovas, tai iš ko jis sudarytas, tai sudarytas iš 6 modulių, tai jie matote šone, besikeičiant. Ir tarkim, dešinėje pusėje jie visi sudėti į palydovą ir realus 3D modelis palydovo. Tai viršuje yra pagrindinis procesorius, po juo yra mūsų rėmėjų plokštė. Šis palydovas be abejo buvo kurtas Lietuvoje, tai be abejo mes sukūrėm šiokius tokius ir modulius jo. Ir kas įdomu, tai ir saulės elementai buvo pagaminti Lietuvoje ir pati konstrukcija buvo pagaminta kitų. Tai čia galbūt tas toks irgi atrodo, pagaminta, ne, tai kas iš to. Tai realiai įdomu tai, kad, tarkim, jeigu tu darai kažką ir tu matai, kad, tarkim, nepraeis kažkoks laidas ar varžtas vis dėlto kažkaip čia netinka, tai tu gali tiesiog pakeisti ir čia perdaryti ir viskas. Ir naujas gaminys padarytas. Tai tiesiog taip galima dinamiškai padaryti darbą, o ne tai, kad nusipirkai kažką, tai čia pjausim ar kažką darysim. Tai
Na ir uždaviniai, tai be abejo išsimėginti viską, nes tai mums pirmas projektas, pirmas kaip ir kūnas kosmose, tai reikėjo išsibandyti visus modulius, tai jie čia daugiau mažiau taip ir surašyti, galite, jeigu perskaitot. Tai va, tai abu ryšio moduliai, taip pat GPS imtuvas dar nebuvo bandytas kosmose, mums jis pavyko išbandyti. Po to kompiuteris, kurį projektavom, čia orientacinė sistema, tai čia galbūt plačiau reikėtų tame pasigilinti, bet iš principo tokia yra, tai va dabar žinosit. Na ir Saulės elementai, kurie buvo projektuoti Lietuvoje. Na ir tas irgi dalykas, tai nėra, kad mes padarėm, ir maždaug viskas, baigiam. Tai yra numatomi kitos misijos ir be abejo, ir jūs galite tuo domėtis ir jeigu norėsit, galite ir prisidėti iš tiesų. Tai 2015 metais yra ketinama paleisti naują palydovą su piezo reakcijos pavara. Ir ta piezo reakcijos pavara tai toks yra įdomus apskritimas, kaip čia galite įsivaizduoti, ir jis turi suktis, ir jis gali suktis į visas pusės. Tai čia toks dalykas ir realiai pagal tai jis turėtų valdyti palydovą, kad pats palydovas nesisuktų. Čia taip preliminariai sakant. Na ir tiesiog ateityje nusimato kitų misijų ir tiesiog kviečiam dalyvauti. Na ir kaip tas viskas įvyko palydovas, tai irgi, jeigu žinot, buvo tokie 3 lietuviški žodžiai ištransliuoti. Na ir tą pirmą dieną paleidimo, vasario 28 dieną, buvo neaišku, ar tas palydovas veiks ar neveiks, kada jis veiks ir taip toliau. Na ir tiesiog buvo daug nervų. Ir kaip matot, 10:25, čia iš tiesų, tai gavom žinutę iš Brazilijos su tokiu tekstu. Matot, from LY1LS to TNC. Tai čia LY1LS tai yra mūsų palydovo šaukinys, kaip vardas tiesiog jis prisistato ir tada parsiunčia duomenis. Ir mes visą laiką vis galvojom, o kaip mums, patikrinti tą validumą, kad čia nėra kažkoks šiaip atsitiktiniai duomenys, tai įrašėm lietuviškus žodžius. Na ir čia kokie tie duomenys, tai tiesiog čia galite matyti, taip iš pradžių atrodo kažkokia nesąmonė, bet po to galite žiūrėti, kad visgi kažkokie yra tokie kaip parabolės, tai tiesiog palydovas sukasi ir čia parodo, kaip jos plokštumos yra apšviečiamos, kad prasideda mažai, po to šiek tiek daugiau apšviečia ir taip toliau. Ir irgi palydovas, kaip minėjau, kas 1,5 valandos apskrieja aplink Žemę ir vis pasikartoja ties Lietuva arba kažkokiu kitu tašku Žemėje. Tai reiškia, kad palydovas kas 1,5 valandos turi savo rytą ir vakarą. Tai čia jo rytas. Ir tai, kadangi palydovas sukasi, tai iš pradžių visos plokštumos nėra apšviestos Saulės ir tam tikrų metų pradeda apšvietinėti. Ir jam štai jau rytas. Kokios yra temperatūros kosmose, tai tarkim mūsų palydovė, tai 58 laipsniai temperatūros aukščiausia buvo užregistruota ir 28 mažiausia. Na ir ten dešiniai tai yra kiti tiesiog duomenys, kur palydovas randasi. Na ir čia tiesiog langas, kuriam mes stebim palydovą ir priiminėjom duomenys. Tai reikėjo be abejo sukaupti tas žinias, pasižiūrėti, kad estai jau buvo paleidę palydovą ir kaip jiems sekėsi ir tiesiog pasižiūrėti, kaip kitom šalims sekėsi. Tai čia galbūt vienas toks dalykas, po to antras dalykas, tarkim, galbūt oro sąlygos visokios ir panašiai, tai jau čia, tarkim, sukūrus labiau palydovą. Tai, kad, nežinau, ar teko girdėti, bet NASA kelis kartus atidėjo tą skrydį pirmas dalykas, man atrodo, dėl temperatūros per mažos, tai yra per žemos temperatūros, nes buvo pas juos šalčiai ir jie nusprendė atidėti, po to staiga įvyko Saulės aktyvumas ir didelė radiacija, spindulys toks, ta prasme, ploštas toks keliavo link Žemės, tada vėl atidėjo. Tai čia tokie, tarkim, dalykai dėl atidėjimo, irgi tiesiog, kada kosmonautai turėjo laiko, tai tada paleido. Ir be abejo dabar tai irgi tas palydovas taip neskriesis, visą laiką to nepaminėjau, tai buvo manoma, kad jis skries apie 6 mėnesius, tačiau dabar matom, kad jis jau yra nukritęs ganėtinai žemai, tai jis yra 280 km aukštyje, 280 km aukštyje. Tai jis prieš tai buvo 400 km aukštyje, tai jau realiai jis ganėtinai žemai, jau galima sakyti pusę, beveik, mažiau negu pusę, ketvirtadalį nukrito. Ir pamažu ten didėja trintis ir vienas jų modulis palydovo pradėjo nebeatsakyti, jis pats, kaip pasakyti, autonomiškai dar veikia, bet realiai nebesiunčia duomenų tam pagrindiniam procesoriui. Tai tarkim, čia irgi tokia kliūtis, kuri dabar, nežinau, grįšit namo, galbūt rasit visokiose Delfiuose 15 minučių ten pasisakymus įvairius, tai realiai apie tai. Tai tiesiog, kad vienas iš 6 modulių pradėjo nebeatsakinėti, bet irgi tas yra, kaip pasakyti, numatyta, nes tiesiog misijos pabaiga ir jau atšiauresnės sąlygos tikrai vyksta ir ten galbūt ir kaista ir taip toliau. Tai bet, ir dar po 6 mėnesių, tai jis nenukris kaip akumuo koks, o jis tiesiog sudegs ir taps dulkėm realiai. Tai kad netaptų kokia nors kosminė šiukšlė ir nenukirstų kokio lėktuvo ar ten
raketos, žodžiu, negerai būtų. Tai ačiū uždėmesi.